Čia prie mūsų žemės krašto iš šiaurinės pusės, kai jeigu aš vėl teisingai sakau, akacijos ar kas čia, labai sėkmingai plečiasi. Ir mums labai gerai, kad jos taip plečiasi. Mes jums čia leisim augti. Pionierius kažkaip sugebėjo labai didelis užaugti, kai jam iš paskos eina visi mažiukai. Kaip pirmas galėjo būti toks didelis, aš nesuprantu. Čia truputį mistika. Bet vat iš paskos visi kaip ančiukai seka. Tai čia mūsų šiaurinė dalis, kraštas šiaurinės žemės. Čia mes turim vieną kaimyną, nesimato, jis yra Dauboj, truputį dešinę. Ir vienas kaimynas, čia kaip sakiau, kaimynai irgi turi akacijų. Čia kitas eukaliptas, kitoj pusėje. Čia kaimyno tvora, kuris yra šalia mūsų. Man atrodo, galbūt nesimatys, bet ten yra tikrai gražus kalnas. Ir net tikriausiai ten tolumoje tikriausiai nesimato. Čia stovint matosi. Na ir taip atrodo iš šiaurinės pusės. Namas praktiškai beveik pasislėpęs šlaito pusėje. Čia mūsų žopeliukas su mūsų Klementina. Ir čia kitas kaimynas. Šiais metais pasistatė akmeninę tvorą, bet dar aš nekartą nemačiau čia atvažiuojančio. Avis buvo prieš mėnesį, dabar nebėra. Padarė golfo aikštynus ir išėjo. Nu, tiek. Žoliukas auga keistai. Daug žolų. Labai keistai badosi. Kažkokie visi žolai pikti. Matyt, tokia veislė. Bet kitas dalykas, kuris labai įdomus, panašu, kad čia ateina šernai. Čia pas mus yra prikmista pilna. Bet ką šernai padaro? Vieną labai įdomų dalyką. Aš spėju, kad čia yra šernai. Jie tikriausiai pakakoja giliukus. Ir kiek čia daug žoliukų auga. Pilna jų čia. Koks pusšimtis. Ir visi čia tokių miškų bando augti. Kas jos taip galėjo užsėti, nežinau, čia paprastai, kad nukirto sėklos. Bet netgi būna vidury pievos, kur nėra nei vieno ąžuolo. Vis tiek jie auga. Tai mes kadangi mes žemės nersim, mums tie ąžuolai čia ir augs. Nu, tiek. Saulutė leidžiasi.